Čia bus Klaipėdos miesto angelas. Pagaliau. Tokia 14 metrų skulptūra. Pajūryje kuriantis skulptorius, Klaipėdos kultūros magistras Arūnas Sakalauskas sako, idėjų naujiems kūriniams turintis 4 metams į priekį. Prakalbinti akmenį ir iš jo sukurti šedevrą darbas nelengvas. Gal todėl vienas žinomiausių skulptorių Lietuvoje prasitarė. Su akmeniu pastaruoju metu jau bandas atsisveikinti ir atrasti kitokias skulptūrų formas. Tai yra labai sunkus darbas. Bet žinoma, meilė medžiui jau buvo. Reiškia, tai paskui jau institutė besimokant atsirado, reiškia, meilė akmenį. Iš pradžių marmurui, paskui, reiškia, granitui. Tai taip, kad man labiausiai tai patiko. Nes kažkaip tai, matyt, mūsų charakteriai atitiko vienas kitą, žinai. Tai tokia tašyti akmenį, tai, toks, kaip pasakyti, filosofinis darbas, žinai, toks, reiškia, ir atsipalaiduoji, ir iš tikrųjų jauti savo tokias mintis ir įtampą, žinai, tai man tai patiko, reiškia, tas visas toks darbas. Tai gale dienos taip kaltą ištraukdavai, reiškia, ranka likdavo tokia, reiškia, o plaktuką iš kitos pusės. Dabar galiu sakyti, kad jau, reiškia, bandau prisipratinti ir metalą. Nes iš tikrųjų buvo, galbūt, reiškia, prieš kokius 3 metus pradėjau, reiškia, jau keisti visą, nes po tam tikrų, reiškia, tokių, sveikatos įvykių, žinai, kurie mane čia sakė, sunkiai nekelk, ilgai nedirbk, tai jie, reiškia, mane taip jau sulaikė nuo to, kad aš truputį jau pradėjau su to akmenį atsisveikinti. Nors praeitais metais, reiškia, paskutinis buvo toks nemažas užsakymus. Kapinėms, reiškia, turiu omeny. Tai yra dar, tiesa, policijai dar Kaune. Tai, bet toks, kur jau aš pats jau, reiškia, vienas beveik kaliau, tai buvo, reiškia, režisierės Dalios Ibelgauptaitės paminklas, antkapinis paminklas tėvam. Tai toks jau, ir po to, reiškia, jau, kadangi ten su visu iškalimu ir poliravimu, tai tas procesas gana ilgas toks. Tai jau taip kažkaip taip sakiau, reiškia, kad reikia atsisveikinti. Per bemaž 50 kūrybos metų Arūnas Sakalauskas įėjo į lietuviškosios monumentaliosios paminklinės kultūros istoriją. Ypatingas dėmesys šalies atminčiai ir iškilioms asmenybėms. Lietuvos nacionalinė premija skulptoriui atnešęs paminklas vyskupui Antanui Baranauskui Anykščiuose. Vilniuje vienoje iš aikščių stūksantis Vincas Kudirka. Prie Kauno pilies didingai iškilęs vytis, Laisvės karys. Paminklas Liudvikui Rėzai Juodkrantėje. Kaišiadorių katedros šventoriuje įprasmintas kardinolas Vincentas Latkevičius. Paminklas vyskupo Merkelio Giedraičio ir kanauninko Mikalojaus Daukšos atminimui. Tai tik nedidelė dalis Arūno Sakalausko meno šedevrų, kuriems sukurti prireikė ne tik fizinės jėgos, komandinio darbo, bet ir kruopštaus paties autoriaus įsigilinimo į asmenybės. Skulptūros yra figūratyvios ir daugiau tokios realistinės ir kurios kaip paminklai. Tai žinoma, tam reikalinga daug pasiruošimo. Tai besiruošiant, beskaitant, besidomint istoriją ir panašiai, tai ir susiklosto tie visi. Greičiausiai eina padaryti portretą. Patį, sakysim, charakterį ir pačią asmenybę, iš tikrųjų tai turbūt
man lengviausiai sekasi tai padaryti. O kada reikia visą figūrą, tada atsiranda jau ta problematika kur kas sunkesnė. Ir kaip ją, kur ją patalpinti, kaip su ją galima kažkokius tai jai priduoti kažkokius simbolius ar tą visą aplinką architektūrinę kažkokius sprendimus daryti. Tai va čia atsiranda toks jau ilgesnis laikmetis ir didesni darbai. Taip, kad ties kiekvieną asmenybę reikia atskirai dirbti ir jinai. Ir visą tai, žinot, turi labai lakoniška tapti. Tas visas pasakojimas literatūrinis, ta visa literatūrinė pusė, tai jinai iš tikrųjų tai labai lakoniška, labai tokia. Ir tik tai akimirką pažiūri ir kad svarbu, kad atpažinti, svarbu turbūt, kad suprasti ją, žinai, ir įeiti tą visą jos aplinką ir tai reikia viską sudėti labai lakoniškai. Iš akmens ištašyti yra, išskaptuoti, yra vienas dalykas, o dar prieš tai reikia jį visą nusilipdyti. Ir reikia nedidelį, paskui eina didesnis, paskui dar didesnis, taip, kad iš tikro ir vienas pats viso šito proceso negali padaryti, nes tai reikalauja ir jėgų, ir pagalbos. Iš tikrųjų tai visą tai atsiras, kaip pasakyti, reikėdavo ir meistrų. Ta prasme, kad tu ne vienas galėdavai šitą, nes jeigu vienam pačiam, tai turbūt, aš nežinau, tai dvigubai ar trigubai laikas būtų ilgesnis tam visam darbui, negu padaryti ten per keletą metų. Va, tai taip, kad daug ką padėjo ir meistrai. Savo kūrybinį pėdsaką skulptorius Arūnas Sakalauskas yra palikęs kone kiekviename Lietuvos kampelyje. Praktiškai galbūt Zarasuose nerasčiau. Dar ten nebuvau. Va, o šiaip visoje Lietuvoje tai tikrai yra visuose kraštuose. Jo, Kaunas ir Vilnius ir visur. Iš tikrųjų ten, kur visur. Taip, kad jeigu ne miesto vidury, tai kapinėse tikrai. Nes vienu metu, čia žinot, kada prasidėjo ten, tas visos perversmas, ar ne, tai Lietuvos, tai daug, teko tokių, didelių paminklų nebedarėm, teko kažkaip duoną užsidirbti ir teko ant kapinės paminklus daryti. Tai, gana nemažai jų pridaryta kažkur apie 100, kokį 20-30 galbūt. Bet tokių, kaip pasakyti, meninių, tokių eiliniškų nesu padaręs. Visur individualus, tokie, žmonės, vieną padarai, o paskui žmonės pamato, sužino, kas, vėl ateina, žinai, kitas užsakymas. Kad ir dabar, taip, per metus vieną kitą, iš tikrųjų, negali atsakyti ten, sakysim, kokiam pažįstamam ar dar kažkokiam tai žmogui. Klaipėdos viešasias erdves taip pat puošia daugybė Arūno Sakalausko kūrinių. Tarp naujausių preciziškas Klaipėdos pilies maketas. Paskutinis darbas, sakysim, atrodo, jisai, jeigu savo masteliais ir nėra didelis, Klaipėdos tvirtovės, arba kaip vadina pilies, tas maketas. Ten 3 metrai su viršumi ant 3 metrų, bet jisai darėsi 4, beveik 5 metus. Tai viena tai, kad reikia vietą gauti, reikia tas eskizus suderinti. Tai kol praeina per visus, tuos ratus iš tikrųjų vertinimo, tai vienas dalykas užtrunka, metai ir daugiau. Antras dalykas, paskui, kada tu pradedi jau
didelį daryti, tai vėl, reiškia, metai, žinai, gal, reiškia, užtrunko, paskui liejykloj dar pusę metų. Tai paskui parsivežęs čia, reiškia, ir tada dirbi dar kokius 3 mėnesius. Tai taip, kad ir visa ta meilė iš tikrųjų kiekvienai detalė, kiekvienam, reiškia, žinai, yra. Kiekvieną nosį, kiekvieną akį, kiekvieną ten, sakysim, detalę tai puikiai prisimeni. Kiekvieną darbą skulptorius brangina kaip savo atžalą ir vis sugrįžta jų aplankyti. Sakysim, arka, reiškia, stovi, ar ne? Tai ta vienybės. Tai aš kiekvieną dieną pro ją pravažiuoju. Stengiuosi Danės gatvėje sukti, reiškia, ir pasižiūrėti, kaip jinai dar stovi. Va, tai iš tikrųjų tai, pravažiuoji pro Pošką. Tai kelias toks, kaip pasakyti, pažiūri, reiškia, kaip tie vaikai laikosi. 10 paminklų, skulptūrų, portretų sukūręs, pripažinimo sulaukęs talentingasis skulptorius, savikritiškas. Ar būna, kad metų metus kurta skulptūra norėtųsi perdaryti iš naujo? Beveik visada, žinot, kaip ir moteriai, žinai, gimsta vaikas, ar ne, myli tu jį, ir, žinoma, ir mylėsi, ir neatsisakysi niekada. Iš tikrųjų, jeigu, žinot, aš nežinau, reiškia, gal ir yra tokių, kad ten, sakysim, sako, oi, jisai negražus ir, žinai, tos meilės mažo, bet ne, taip nebūna, iš tikrųjų, tai per laiką vis pastebi, kad kažkas ne taip, reiškia, ir galėjai ir kitaip daryti. Nesidėjo, kaip kitaip daryti, tai iš tikro buvo. Tai pasirinkai tą, kurią, apsisprendė tom momentu. O žinoma, dar kitas dalykas yra, kad kartais net esi įtakojamas. Įtakojimas reiškia, kaip aš vis tiek esu iš to sovietmečio, žinai, tada buvo tos komisijos, dabar komisijos dar didesnės, reiškia, dar daugiau, reiškia, tos visuomeninio to svarstymo ir nuomonės, kurie jie, kiekvienas išsako nuomonę ir jis neatsakingas už ją, bet tau reikia, reiškia, ją kažkaip aprobuoti ir save, ir per save, reiškia, ją bandyti atskleisti. Skulptūros kūrimas – darbas reikalaujantis ypatingos kantrybės ir užsispyrimo, o jo skulptoriui Arūnui Sakalauskui netrūksta. Aš charakterį vis tiek esu žemaitis. Pagal mamą aš taip galvoju, kad, reiškia, mama buvo žemaitė ir visi, reiškia, jos tie protėviai, reiškia, iš tikrųjų iš mamos pusės, reiškia, buvo žemaičiai, lėto charakterio žmonės. Tai o tėvas tai buvo čia iš tokių, reiškia, klaipėdiečių, klaipėdiškių. Tai tas toks būdas ir charakteris turbūt čia susiformavo, reiškia, aš taip galvoju. Nes čia seneliai tai tokia būdavo labai tokios, kaip atveždavo mane kaip vaiką, reiškia, pas senelius į Klaipėdą. Tai čia buvo viskas tvarkoje. Ordnung ist Ordnung, reiškia, jie dar net mokėjo, reiškia, vokiškai kalbėti, reiškia,
Tai tas, kad jeigu tave, reiškia, su trumpom kelnėm ir baltom kojinėm, reiškia, išleisdavo į kiemą, toks turėdavo ir grįžti. Jeigu ne, tai gaudavai, reiškia, rykščių, kurios būdavo pavonim laikomos, reiškia, tai. Va, o Žemaitijai pas senelius tai buvo visiška laisvė, absoliuti, reiškia, ten galėjai ką tik nori daryti. Ten, žinoma, ūkis buvo nemažas toks, reiškia, ir ten, kur malkas laikydavo, aš ten, reiškia, skaldydavau, droždavau, reiškia, ir visą kitą, ką tik norėjau, dariau. Užaugęs Telšiuose, skulptorius polinkį menui pajuto dar vaikystėje. Šeimoje ne vieno skulptoriaus ir ne vieno menininko. Nu, iš tikrųjų, galbūt tėvas buvo arčiausia, reiškia, jisai ten tekstilę, reiškia, baigė, bet ne, jisai nedirbo ten. Ir iš tikrųjų, nu, kaip pasakyti, man nesisekė tikslieji mokslai. Galima sakyti taip, ar ne, matematika, ten, žinai, kokia fizika, reiškia. Ir išmokdavai, bet iš tikrųjų meilės didelės jiem nebuvo. Atsiskaitydavai, bet žinot, reiškia, vis tiek kažkur tai pas senelius prie šaltinio buvo molio, išsikasdavai ir ką nors lipdydavai. Arba paprasčiausiai malkiniai, iš malkos pliauskos, reiškia, ką nors pradėdavai drožti. Nu ir ką, ir, žinot, tėvai pastebėjo tai, žinai, ir sako, nu gal tau ten į kokį Telšių taikomosios dailės technikumą stot. Nu taip ir atsitiko, reiškia, kad iš tikrųjų ten pirma profesija buvo meninis medžio apdirbimas, tai baldai. Ir teko ne vieną komplektą padaryti baldų, suprojektuoti pačiam ir įgyvendinti. Va, ir o paskui jau besimokant ten, iš tikrųjų, tai labiausiai patiko skulptūros pamokos. Tai ir taip atsirado, reiškia, ir tas noras stoti į Dailės akademiją ir ten studijuoti skulptūrą. Nors buvo minčių likti Vilniuje, likimas jį grąžino atgal į Klaipėdą. Buvo palikę mane Dailės akademijoje, Dailės institute, reiškia, dėstyti piešimą, bet taip įvyko, kad paskui, reiškia, pasirinkau Telšius. Va, tai ir Telšiuose mes tą akmens specialybę, meninio akmens apdirbimo specialybę ir tokio įsteigėm. Šiandien ten jau yra skulptūra, ten jau gražesnius dalykus daro, bet ten buvo pradžia ir paskui, reiškia, aš į antrus metus ir pabėgau. Pabuvojęs ten po viso įkūrimo, tai galvoju, kad kiti geriau tegu tęsia, žinai. Geriau, reiškia, tada pačiam, reiškia, tą skulptūrą skalti. Tai va, tai toks ir buvo pasiūlymas, tai iš tikrųjų, tai buvo pasiūlymas Klaipėdoje įsteigti, reiškia, tą technikumą. 3 specialybių, tai buvo meninis medžio apdirbimas, buvo metalo, ir buvo akmens. Tai, bet iš tikrųjų tai nelabai visa šitas reikia, nu, miestas didžiulė iniciatyva parodyti tos mokyklos įsteigimui, bet švietimo ministerija to nelabai palaikė ir todėl viskas taip ir sugriuvo. Ir čia aš Klaipėdoje atsiradau kaip vykdomojo komiteto pirmininko Žalio, reiškia, iniciatyva tą mokyklą, reiškia, kurti. Tokia, reiškia, kalvystė, akmens apdirbimas, reiškia, ir baldai. Tai va, tai, bet
visą tai kažkaip nepasisekė mums padaryti. Bet nuo to laiko ir pasilikau Klaipėdoje. Ypatingą ryšį su Lietuvos pajūriu skulptorius užmezgė Smiltynės simpoziumuose. Čia jis praleido 5 vasaras, po kurių Klaipėdos skulptūrų parkas pasipuošė ir 5 jo sukurtomis skulptūromis. Tai buvo ypatingai gera mokykla visiems skulptoriams išmokti, dirbti su akmeniu, iš akmens. Tai buvo ypatingai gera mokykla. Tai yra vienas dalykas, o kitas dalykas yra tai, kad miestas, vienaip ar kitaip puošiasi. Jie suprato, kad reikia tam irgi tokios, paieškoti ir tokios vietos ir kad meninė vertė vienokia ar kitokia, sukurti. Būtent prie jūros gimė ir jo draugystė su aktore Virginija Kochanskyte. Šis ryšys tapo gyvenimo bendryste, trunkančia jau per 40 metų. Dailės institute būdavo tokie, vasaros praktikos. Arba piešimo, arba, kažkokių kitų darbų, Tai mes tokį darbą turėjom vieną Šventoje. O gastroliavo Šiaulių dramos teatras. Ir nuėjom į spektaklį Vaikų dienos ir pamačiau, kaip jinai ten vaidinanti. Tai buvo pirmas tokia pažintis. O paskui jau Telšiuose mačiau spektaklį Meilė po guobomis. Tai vėl toks. Ir paskui mes visą laiką, kiekvieną mano draugas, architektas Ričardas Krištapavičius buvo iš Nidos. Tai per kiekvienas atostogas arba šiaip, savaitgaliais važiuodavom pas jo tėvus į namus, nes tėvas dirbo girininku ir jie turėjo namus, šalia Tomo mano. Tai ten praleisdavom labai daug laiko ir vieną kartą pamačiau, Kochanskytę ten, su Katino glėby. Tai ir nuo to laiko kažkaip toks gražus santykis susimezgė ir dar po metų turbūt dar kažkokia tokia labiau atsirado daugiau tos simpatijos. Klaipėdos skulptorius džiaugiasi galimybę mokyti ir įkvėpti jaunąją kartą. Šį kelią jis tęsia jau 30 metus. Šiaip man patinka. Tame, kad nesijauti senstantis. Kad kažkokia vis tiek tu randi su jaunai žmonėm kalbą, įsiklausai juos ir iš tikrųjų randi bendrą kalbą. Ir man, pavyzdžiui, tai yra įdomu. Ir jų, ką jie galvoja, kaip jie galvoja ir iš tikrųjų, sakysim, techniniai dalykai, kurie keičiasi smarkiai, kompiuteris, žinoma, tai kur kas, sparčiau, taigi visi tie dalykai, kurie dabar aplinkui, čia modeliai, tie plastikiniai, tai 3D spausdintuvai ir visa kita, tai labai stipriai viskas pasikeitė. Jau nebereikia, ten molio tiek, daug, ir lipdyti viską. Tai dabar galima atsisėdus kompiuterį projektuoti viską. Tai todėl ir to dirbtuvė sumažėjo, Viskas iš tikrųjų keičiasi, o tos pakeitimus, tai dalinai, nedalinai, bet taip, sakykime, kokią 60% atneša ir tie jaunieji žmonės. Nes su jais, kartu reikia eiti, ta prasme, kad reikia ir išmokti ir tų naujų technologijų ir mokėti, kaip su jais kalbėtis. Arūno Sakalausko kūrybos pėdsakai vingiuoja per visą Lietuvą, o kūrybiniai keliai
buvo nuvedę ir iki Kinijos, Indijos, Barcelonos, Paryžiaus ar Londono. Sukauptos patirtys tik dar labiau patvirtino. Geriausia vieta jam kurti yra Klaipėda. Čia man gera, žinai, reiškia, man čia patinka. Man čia gera, čia pat jūra, čia pat tai, kad, reiškia, ir iš tikrųjų kažkaip, tai aš nežinau, aš niekada giliai nesusimastau, bet kur yra gera, ten ir turbūt ir būna, žinoma, reiškia, tai. Tos kažkaip didesnių pinigų, nei tos duonos, nei ko, reiškia, neieškojau niekada, o jo pilnai užtekdavo, kasmet vis spaudė darbai. Ir dabar spaudžia darbai. Bet dabar nutariau, kad reikia biškį taip sulėtinti visą tą procesą, tai kad kažkaip tai arčiau namų, arčiau reiškia to, kad būtų jauku ir gera. Ir ta kūryba būtų tokia, kitokia turbūt.